Turiu doskę kažką. Negaliu patikėti savo akim, šikšnosparnis dieną. Vienas iš 3 Pokemono šių metinių, galima sakyti, pagautas. Ne. Mane nufilmuos iš tą našą. Sveiki užsukę į dar vieną žvejybos epizodą. Taip nutiko, kad mūsų su Dovydu bendras draugas šventė gimtadienį prie Avirio ežero, tad mes nusprendėme pasinaudoti progą, išsinuomavau žvejybinį kajaką ir atvykom keliomis dienomis anksčiau. Na, o kaip sekėsi, pamatysit. Galiu dar su groteliam pasitenkinti. Porą metimukų. Tu sako, dabar meštukas geras labai maslas. Nu, tipo dabar geras metas. Vis tiek, žinai, nerakina, tipo kaip ritės gaunas. Galėtų ištraukti. Ai, bet. Dabar kitas žmonė nemašys, ar ne? Ne, tai nemašės. Bet aišku, šitas tai biškai paskui, žinai, kai reikės Greit ištraukti, taip. Gali jo net ir nedėt. Įdomus. Taip, pas man daugiau. Labai įdomus. Tai to labai reikia ištraukti ir to pasitikėti. Nu, rytinė žvejyba nepasisekė. Plaukiam atgal. Turiu doskę kažką. Nepasakyčiau, kad labai. Nejaučiu, žolės buvo. Bet kaip keistai. Dabar tai žinau, kad nėra jokio tikslo plaukti, gaudyti kažką, bet gal reikia vis tiek išplaukti, ką veiksim. Aš paimsiu. Šunį. Būtų smagu pagauti, bet fainai tiesiog irgi tipo su to kajaku. Toks ir relaksas, jokių garsų, gyvūnų pilna. Negaliu patikėti savo akim, šikšnosparnis dieną. Nu, pažiūrim gaudės. Nu, link ten skrenda, nežinau. Jau valkatauju matau. Jau valkatauja, ne? Dėl kaulų ieškai? A? Ne. Gerai, prismūro. Ko čia kišiu savo ilgas nukę?
vėžį pagavau. Žiūrėk, faina. Gaila, nebe atskrido, išgąsdinom. Bet faina. Vienas iš 3 pokemonų šiųmetinių, galima sakyti, pagautas. Aš filmavau, bet turėjau vieną kibimą. Reiškės, kažkas geriau. Žodžiu, nepakirtau. Ką, vakarinė žvejyba vėl nieko neatnešė. Plaukiam atgalios po biškį. Užsimetam dar pavelkiauti. Kol kas. Blemba, aš taip tikiuosi, taip noris pagauti kažką. Ankstyvas rytas. Planavau atsikelt dar šiek tiek anksčiau, bet nėra 6. O aš išplaukiau į rytinį pažvejojimą. Vienas, Dovydas nesikėlė šiandien kažkaip. Blet. Labas rytas. Man patinka žvejyba, nes vis geras atsipalaidavimas, kažkaip atsijungi nuo visko. Ir taip fainai su ta gamta pabūt, tik dar norėtus bent jau pagaut kažką. Biški azarto įnešti tą ramybę, bet šiaip labai fainai. Su kajako va čia išplaukė, savo paukščius fotografuoja, filmuoja. Biški pamėtai. Nu, šioks toks atsidarimas ešeriuko. Bet tai ką čia toks mini. Bent jau grįžęs galiu pasakyti, pagavau ešeriuką vieną. Kaip aš sakau, susižuvinam su žuvim ir turim kažką pagauti. Tais ešeriukais negali užsibaigti video mano. Visi reikia kažką daugiau. Atplaukėm iki ežero galo. Nežinau, ar per kamerą matosi, bet realiai gali visą dugną matyti. Žuvų, nebent mažiukų ešeriukų. Saulė dingo, vėjas kilo. Debesis tamsesni. Nu va, ir gavom lietaus. Liudakaitė. Kaip man čia tave pasiimti? Turiu. Norėčiau fotkę pasidaryti. Turi telefoną, gal netoli, gal tu padarysi. Smagu. Ne, nepažiūrėk. Priešinas man. Smagumėlis. Graža linda. Faina. Jau kokią kilo subiškį. Tai biškai. Turiu šiaip, bet nesvarbu. Vis tiek paleisim. Nutraukiant, tai čia nepersirišinės. Bet atsidariau, kaip smagu. Plaukiau, galvoju, dar noriu pamėtyti. Žinai, pasikeičiau iš woblerio į guminuką. Užmečiau yra. Bet va, trūko, matai? Per fluorokarboną kažkur.
Gal nukanda jau. Jau čia nukandama. Bet gerai, kad gaminuką paliko valtį. Labvakaras. Labas, kepalytė. Nu tai ką, pagavau lydeką ir visai nemažą, tai labai fainai pavyko atsidaryti. Ne tik su ešeriuku šį kartą, bet pabiškai jau renkasi kompaniją, tai žvejybos bus mažiau, vis gal karts nuo karto biškai išplauksiu. Smagu bent jau pagauti, visą dieną atsipirko vieną lydeką ir tokią didesnę dar. Gaila neparekordinau užkirtimo, tik tais jau kaip prisitraukiau. Nu, bet... Ir dabar į veidą. Kiek į šitą akmenį? Ką jau šio? Eina. Parodėk. Nu, po gimtadienio tokią dieninį biškį plaukimą pasidarom trumpą, bet vėjas šiandien tikrai nemažas. Eik ten. Nu ką, paskutinis išplaukimas. Smagu, kad buvo kažkoks laimikis. Po biškį bandysim sumušinėti, žinoma, tas rekordus. Nedaug yra kas stengtis, bet jau šita buvo leistina tikrai ten kokia 5-3 cm. Tai džiaugiuosi, dar vienas ešeriukas. O ką, šiandien paskutinis išplaukimas. Jau visi išvyko ilsėti sekmadieniautą, o mes su Dovydu dar likom paskutiniam išplaukimui. Tai ką, bandom kažką sužvėjoti. Bet aš jau laimingas. Kad ir viena, bet lydeka nebloga. Šiam kartui tiek ir iki pasimatymo antroje žvejybinių baidarių dalyje. Iki. Ką, tu irgi masai jau judėt, ne? Eik tu. Sulaužiau meškerę, man atrodo. Sulaužiau meškerę? Galiuką, ja. Ja.